Kai važinėja Alytų, tai nuperka, aišku, kad jis važiuoja pats sustoja krautuvė. Jisai sąmoningas žmogus, ką nori dada. Sąmoningas žmogus, bet tu žinai, kad priklausomas nuo alkoholio, žinai šitą? Nežinau, nemačiau daktaro. Jo, gerai, visi žino. Bet geresnis negu kad Taip, o kodėl tu pasirašai panaudos sutartį, jeigu jinai va tokiom sąlygom baisiom? Čia yra žiaurus elgesys su žmogumi, gyventi sulūžusioj lovoj, gyventi su sulūžusiais baldais, o tu apgauni ją ir parašai panaudos sutartį vienu žodžiu atvažiavęs. Nevagė, blėdė. Ar mano lova sulūžus? Šaukis policija. Eik pažiūrėk, eik pažiūrėk. Nu, lova žmogus, ką manai, tai žmogaus Eik lova. pažiūrėt. Jo, eik, nu tai ko tu bijai pažiūrėt? Ar matei koks kilimas? Nu, ar matei? Tai tu pasirašai. Nu tai kaip ne tavo reikalas, žmogus nesupranta apie tą sutartį, nežino kas per sutartis, o tu pasirašai panaudos sutartį. Aš norėjau žmonėm padėti, kad būtų gražesnis laukas. Ai, tu norėjai padėti žmonėm, kad jinai žiauriom sąlygom gyventų, tokiom žiauriom. Žemės visiškai nereikia. Tokios žiaurios sąlygos, kad žmonės tokiom sąlygom laikomi labai žiauriomis sąlygomis. Pasimkit jūs tą savo žemę ir dirbkit. Ir gerai, ir ačiū Dievui. Gerai, gerai, va, tu atsisakai. Atsisakau. Nu, ačiū Dievui, va, nes mano tėvas pasakė, aš turiu. Šiandien be jos pavardės, va ten yra su jos pavardė. O, ačiū Dievui, bet va šito dalyko iš jūsų reikalausiu per teismą, paduosiu, kad sumokėtų 5040, todėl ir va, dar šiandien policiją iškviesiu, kad tokiom sąlygom laikot. Mama, pasirašė šitą panaudos sutartį. Mama. Taip.